Alkoholizmas gyvuoja jau ištisus šimtmečius. Žmonės geria dėl skirtingų priežasčių. Vieni vengia atsakomybių, kiti stikliuko griebiasi paveikti sukrečiančių įvykių, treti tiesiog ieško progos apsvaigti. Tačiau nesvarbu, dėl kokios priežasties žmonės pasineria į alkoholio liūną, alkoholizmas yra laikomas liga. Šiaip gana seniai alkoholizmas yra jau ir patvirtintas kaip psichikos liga, jis turi savo gražų ir medicininį pavadinimą – psichikos elgesio sutrikimą vartojant alkoholį. Tai, kad alkoholizmas dar turi pats kitų sinonimų ir tie sinonimai vienaip ir kitaip iškraipo tikrąją realybę. Vadinama, pijokystė, pasileidimas, girtuokliavimas ir panašiai. Tai, kad gydytojas psichiatras yra tas vienas iš pagrindinių gydytojų, kuris gali padėti šitą ligą vienaip ir kitaip pažaboti. Kitos specialybės gydytojai taip pat gali būti puikūs pagalbininkai, jeigu jie šios ligos simptomus atpažįsta. Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis praėjusiais metais užregistruoti 829 asmenys pirmą kartą susirgę alkoholinę psichozę ir 1700 asmenų susirgusių lėtiniu alkoholizmu. Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis dėl alkoholio vartojimo kasmet miršta vidutiniškai 930 žmonių. Ši liga turi ypatingą išskirtinumą palyginus su visom kitom esamom lygom. Vienintelė pasaulyje liga po šiai dienai turi neigimo ligos pavadinimą. Dar vienas pavadinimas, kuris ir kalba apie jos visą esybę. Šiai dienai priskaičiuojama daugiau negu 10 000 įvairiausių sutrikimų, įvairiausių ligų, bet vienintelė su didžiulė gynyba, su didžiuliu neigimu yra šitoji. Nebereikalo ir visuomenė yra taip prasiskaldžius, nes neaišku, kaip vertinti, ar čia vertinti kaip ydingą elgseną, ar tai vertinti kažkokį tai atsakomybės nusiėmimą, ar tai kažkokį tai problemų sprendimo būdą ar panašiai. Alkoholio prevencijai yra rengiami įvairūs projektai. Vienas tokių projektas Varom. Daugiau apie patį projektą pasakoja viena jo iniciatorių. Iš tikrųjų, mūsų vakarėliai startavo ne taip ir seniai, tiksliau renginių ciklas, kuris vadinasi Varom, tai šiek tiek daugiau negu prieš metus. Subūrėm bendraminčiai, turintys bendras idėjas, norintys daryti tą patį praeitų metų pradžioje. Padarėme pirmąjį renginį ir tame pirmajame renginyje susirinko iš tikrųjų beveik 1000 žmonių. Tai tas nustebino, kad pats jaunimas rinkosi ir drąsiai noriai ėjo į tokį renginį, nes dažniausiai iš tikrųjų jaunimą šiek tiek reikia paspirti gal į priekį, kad jis pasirinktų tokį alternatyvų laisvalaikio praleidimo būdą. Lietuvoje iš tikrųjų to kaip ir trūko. Mes matėme tam tikrą nišą Lietuvoje, kur trūksta vakarėlių be svaigalų, be alkoholio, be kitų kvaišalų. Norėjome propaguoti sveiką gyvenimo būdą, tiesiog šiek tiek keisti netgi gal pačios visuomenės sampratą apie laisvalaikio praleidimą ir viso to pasiekoje susikaupė daug idėjų, daug minčių ir startavome. Tai, kad žmogus vartoja alkoholį, nereiškia, kad jis kada nors taps alkoholiku. Alkoholį, kaip ir visą kitą, reikia vartoti su saiku ir nepamiršti, kad esame atsakingi ne tik už save, bet ir už savo šeimą bei artimuosius.